Sveiki besišildantis prie televizoriaus ekrano. Dabar pamatysite laidą Reidas. Laida Reidas tai paprasta kelių ir klystkelių kronika iš pajūrio. Vieną pirmadienį apie 2:30 dienos prie Jakų žiedinės sankryžos įvyko banali avarija, kai automobilis Audi atsitrenkė į kitą automobilį Audi. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad avariją sukelusio vairuotojo organizme buvo visai nebanalus promilių kiekis – 3,16 promilių alkoholio. Avarija vyko, kai važiuojant Vilniaus plentu prie Jakų žiedinės sankryžos automobilio Audi 80 vairuotojas Rolandas nesugebėjo sustoti prieš jau sustojusi automobilį Audi A4 ir be stabdymo pastangų rėžėsi į šio galą. Jis mane pagavo. Jis pagavo? Taip. Jūs sustojat prieš važiuojant į žiedą, taip? Taip, tiesiog laukti, kol praleisti. Aha. Atsitrenkė pilietis. Pilietis atsitrenkė ir labai stipriai atsitrenkė. Aha, matau. Bet jūs, ta prasme, žinau, kad jisai netrodo, kad pūstų virš 3 promilių. Jums nepasirodėsi, kad jisai nėra išgėręs? Pasirodė iš karto. Iš karto pasirodė, ne? Mašina, kai kišo. Aha. A jisai kišo galvą, pakalbėt su jumis? Jo, viską, bet paprašė, sako, nekvieskit, gal nereikia tos policijos, tai pildykim deklaraciją, sako, kad aš nieko neturiu, viską namie turiu. Va, prasideda. Pasakas. Dar būtų įsisukęs, būtumėt užpildę deklaraciją ir būtų įsisukęs dar, nu. Nu va, bet žodžiu pagaut girtuoklį. 3,16. Avarijos aplinkybės aiškios, tad Rolandas nukentėjusiai vairuotojai Nidai ėmė aiškinti, kad būtų pas laikas užpildyti eismo įvykių deklaracijas, kol policija neatvažiavo. Tik štai bėda, jis jokių dokumentų neturi, nei mašinos, nei savo. Tuo metu pro šalį važiavo Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai ir sustojo pasiteirauti, ar avarijos dalyviams nereiktų suteikti kokios nors metodinės pagalbos, padėti užpildyti eismo įvykių deklaracijas, patraukti mašinas nuo kelio ir taip toliau ir panašiai. Ir čia ore pasklido kvapas. Išgėręs esat? Avariją padarėt? Dokumentų neturit? Susižeidėt ranką, į ką? Čiut, va. Kas čia buvo, į ką čia trenkėtės? Čiut, ne, kai rinkau šiukšlės savo. Ai, šiukšlės? Va čia, kur atsimušėt į galą, jo? Jo. Bet šiaip žinot, kad girtam nelabai gerai važiuot. Aš ką ne. Aš žinau, jūs laidas kiaurai. Kiaurai žinot mano laidą? Tai dabar pakliuot į laidą. Taip. Nemokamai. Nemokamai, aš ir nenoriu mokamai. Nemokėt valstybė reikės, pinigų daug. Turbūt. Girtas, avarija, teisės, turit apskritai ar ne? Taip. Turit? Aišku. 4000 litų. Nu. Turėsit? Blogai, ne. Neturėsit? Atsidėsiu gal. Atsidėsit? O kartą jau esat sėdėjęs ar kas, ar žinot? Aš kai sėdėsiu. O kur norėtumėt sėdėti? Šilutėje, sako, gerai maitina. Nežinau. Nežinot? Ne. Supratau. Švedijoje geriau. Švedijoje? Kas, girtam vairuot ar sėdėt? Nu. Sėdėt geriau, bet čia nepasirinksit, mato. Čia ne Švedijoje atsimušėt į galą. Taip. Jakų žiedė? Jūs klausite, aš taip pasakau. Aš sakau, kad esu blogas vairuotojas, viską. Aš pripažįstu. Nu, pamatau. Supratau. O kur pasigėrėt? 2 valandą dienos. Namuose gerėt? O važiavot kur? Vakar. Ai, vakar? Vakar geriau. Ir 3,16 vakar gerėt? Taip. Ir dabar pučiat 2 valandą dienos 3,16? Tai aš vėl padariau. Ai, va, čia kita kalba. Ir viskas, tai pasibaigė. O Kod viskas normaliai, problemų. O ką gerėt? Nesuspėjau iki galų. Supratau. Šnaps auksinė, nu... Vakar šnaps auksinė, o šiandien su kom pageriau, su kom buvo pageriau? Auksinė. Kol kas 3,16 promilių alkoholio yra šio televizijos sezono reido rekordas. Automobilis Audi 80 buvo uždarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, o avariją sukėlęs asmuo gali būti nubaustas 4–5 tūkstančių litų bauda konfiskuojant automobilį arba ne. Arba gali būti pritaikytas 15–30 parų areštas. Rolandas taip ir pasirinko. Mes jį maitinsim. Taigi gruodis prasidėjo promilių rekordų pasiektų po avarijos. Ir kitas siužetas apie 3 promilės. Vieną trečiadienį apie 1 valandą Klaipėdoje, Naujakimio ir Gedminų gatvių sankryžoje susidūrė 2 Nissan Margės automobiliai. Avariją sukėlęs automobilis iš įvykio vietos nuvažiavo. Tačiau automobilio Nissan Primera vairuotojas sankryžoje apsisuko ir Naujakimio gatvės namų kiemuose pavijo bėglį. Buvusiam imtynininkui nebuvo sudėtinga sulaikyti bėglį ir iškviesti policiją. Aš važiavau iš Naujakimio ir žiūrint į mane, tiesiai į mano šoną atsitrenkė ir iškart nuvažiavo iš įvykio vietos. Teko man apsisukti ir pagauti jį čia. Supratau, jūs pats pagauti? Nu kaip pagavau? Pagavot, supratau. Girtas? 3 kažkiek. O, rekordininkas bus.
Atvykus policijai alkotesteriui nustatyta, kad automobilio Nissan Patrol vairuotojas Vadimas girtas, jo organizme aptiktas sunkus girtumas 3,8 promilės alkoholio. Čiučiut pienai? Jo, biškai jo. Kur gerim? Kur gerim? Ką gerim? Čia supras, kur gerim. Man įdomu. Nesнимайте, пожалуйста. 2 valandą dienos. Ne, kur tu? 12 valandą dienos. Per asmens apžiūrą jos striukai aptikta įdomi dėžutė su baltos spalvos tabletėmis. Vairuotojas teigia, kad tai aspirinas. Ar tai tikrai vaistai, nustatys ekspertizė. O kas čia dabar? Ne. Nėra tokio. Čia ne kardioaspirinas. Kardioaspirinas yra... Yra parašyta ten. Gerai, nesvarbu, aišku. Bet žino, kad negalima vairuoti girtam. Žino turbūt. Jo. Viską žino. Jo. Padarėt avariją. Pajutot, kad padarėt avariją, ar ne? Pajutot? Ir nuvažiavo. Tai viską jūs suprantat. Jo. Ir bausmę žinot. Jo. Jo. Žiauri bausmė bus. Mašiną gali atimti. 1000 keliolika reikės. Viską žinot. Jo. O aspirinas kam? O kardioaspirinas kam? Aš antros grupės nevalidavos. Turiu. Supratau. O dėl to, tas aspirinas yra... Supratau. O tai mes galim gerti tiek, aš nesuprantu, būdami antros grupės invalidais. Jeigu virš 3 pučiat. Galim? Nu, fainai, tada. Visą laiką, kol buvo tikrinamas vairuotojo girtumas, rašomi protokolai apie ieškotą mašiną, joje sėdėjo amą praradusi keleivė. Kai moteriškiai paaiškino, kad dabar automobilis bus uždarytas į policijos saugomą automobilių stovėjimo aikštelę, o ji turės išlipti, tai ji išlipo. Gerai, kad pareigūnas prilaikė už parankių, nes dėl girtumo būtų susmukus vietoje. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Vairuotojų Vadimui gresia labai dideli nemalonumai už pabėgimą iš avarijos vietos, kurias sukėlė būdamas girtas. Nedaug trūko, bet trūko iki gruodžio promilių rekordo, apie kurias kalbėjome pirmame šios laidos siužete. Šią istoriją visi jau žinote. Ji jau parodyta, apkalbėta ir aprašyta. Tačiau tą trečiadienį Kraupėje įvykio vietoje viskas atrodė kitaip. Taigi apie 18 valandą Klaipėdoje Statybininkų prospekte pėsčiųjų perėjoje automobilis partrenkė ir mirtinai sužalojo 64 metų moterį. Ji žuvo iš karto. Automobilis iš avarijos vietos pabėgo. Dega raudona šviesa. Laukiu. Pareina mašina Audi. Tamsi. Ar rodo jung šviesas? Jinai stengia, pasuk į tą pusę. O, be šviesų. Ar jinai tamsi buvo ta Jo, Audi? Audi, tamsi buvo. Nemačiau šviesų nieko. Audi tamsi. Tikrai tamsi? Taip, ta Audi. Ne raudona? Ne, tamsi Audi buvo. Jūs galvojat, kad čia ta Audi susijusi su šitą avariją? Ne, aš nežinau. Aha. Bet aš jeigu ten iš ten buvo, kur kelias buvo, Taip. aš ten pareinu, degu man raudoną. Taip. Ir Audi, parvaro per raudoną, jo? Palauk. Be šviesų. Jo, be šviesų. Aš rodau, va. Jisai turėjo sustoti. Ne, jisai pasuko tiesiai, va, tą šoną. Aš gal, kad čia nieko nėra. Supratau, į Simonaitytės gatvę, taip Jo, pasuko? Taip? pareinu, policijos nebuvo dar. Jis buvo ten toliau. Žiūriu moteris, va. Po smūgio moters kūnas nuo perėjos nulėkė keliolika metrų. Ant grindinio pažiro maisto produktai, atvažiavę medikai konstatavo moters mirtį. O policininkai iš karto pradėjo ieškoti automobilio. Ieškom Audinės, bet meta, kad jinai yra išregistruota. Išregistruota? Taip. Audi. Aha, o numerius matė ta moteris kažkokią, taip? Nurodė, kad FLG 001, bet tiksliai negali irgi pasakyti. Pagal pradinius valstybinius numerius ir detalės rastas įvykio vietą iš karto buvo pulta ieškoti raudonos spalvos automobilio Audi, kuris beje priklausė buvusiam, dabar jau mirusiam, vyriausiajam Klaipėdos apylinkės prokurorui. Ant kelio mėtėsi automobilio šukės ir žibintas. Naktį pareigūnai sąžiningai šukavo miegamųjų rajonų kiemus, nes automobilis turėjo būti suniokotas baisiai. Galiausiai paieškos ratas vis spaudėsi, kai valstybiniuose numeriuose raidę F iš priekio perkelė į galą ir tada iš karto apsistota ties vienu automobiliu, kurio vairuotojas Budelkimo gatvės 12 namo gyventojas naktį neatidarė durų, nekėlė telefono ragelio, o kitos dienos rytą į kelių policiją atvyks su advokatu. Pilietis automobilį paslėpė garaže. Jis aiškino, kad jį ištiko šokas, todėl iš avarijos vietos ir nuvažiavęs. Vėliau neva bandė žudytis, alsavo automobilio išmetamosiomis dujomis, bet baigėsi kuras. Pareigūnai su įtariamuoju nuvyko į garažų masyvą Upelio gatvėje. Tas parodė garažą, kur paslėpė mašiną. Atvykę policijos pareigūnai ir ekspertai apžiūrės rastą mašiną. O reidas savo ruožtu turi duomenų, kad dar mažiausiai 3 asmenys dalyvavo slepiant mašiną. Suprantama, jog vienam negerai galvoje, bet tai kur kitų protas? Ar bylos užsimanė slepiant nusikaltimą? O nusikaltimas žiaurus.
pėsčiųjų perėją, užmušti po darbo namo einančią moterį ir pabėgti. Vairuotojas net nežino, iš kurios pusės atėjo pėsčioji. Jis sako, iš dešinės. Ne velnio. Ji atėjo iš kairės pusės ir ėjo namo. Netoli gyveno. Antroje eismo juostoje ją sustojo praleisti automobilis ir moteris jau buvo beveik praėjusi perėją, kai pirmoje juostoje dešinę pusę ją kliudė nelemtas automobilis. Jai buvo likęs vienas žingsnis iki šaligatvio. Tas piliečio Aleksandro atėjimas su advokatu į policiją palengvino tik tiek, kad 56 metų vairuotojas nebuvo uždarytas areštinė. Bet tai kas iš to? Atsakomybės dydis tai nekinta, nes tai nusikaltimas, už kurį galima atsidurti už grotų. Ne metams ir ne 2, o kokiems 8. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos tęsiamas ikiteisminis tyrimas, nuo mes keliamės į gatves, kur mus kamuoja kasdieniai rūpesčiai. Šiaurės prospekte į stulpą stuktelėjo automobilis Volvo tempęs priekabą, kurioje buvo geofizikų įranga. Automobilis į elektros apšvietimo stulpą trenkėsi ta vieta, kur sėdėjo vairuotojas. Jis per avariją nenukentėjo. Pradėjau uodegą vizginti, kuo toliau, tuo labiau amplitudė didesnė ir užmetė. Stabdžiau, bet Stabdėt? Nu, truputį jau. Gal nereikėjo stabdyti, reikėjo vairuoti. Nesuprasnavus. Supratau. Vakar tokia situacija. Ja. O turit kategoriją su pilna priekaba buvo? Pakrauta eina, jau. Pakrauta. O ką sako Petro vyrai apie vairavimą su priekaba? Jie sako, kad stabdymas yra labai subtilus dalykas. Tempiant priekabą reikia labiau pasitikėti vairu. Negalima daryti staigių judesių. Žodžiu, vairuoti taip, it vairuotum ant ledo. Atvažiuos policijos pareigūnai ir avariją sukėlusiam vairuotojui surašys administracinių teisių pažeidimo protokolą, o mes pasidžiaugsime, kad nors į stulpą pilta su vairuotojo durimis, žmonėms nieko. Visiškai nieko. Pirmadienį apie 10 val. Vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad magistralėje prie vienos logistikos įmonės teritorijos nuvažiavo nuo kelio ir griovyje sudužo lengvasis automobilis. Yra sužeistų žmonių. Incidentą matė iš paskos važiavęs automobilio Volvo vairuotojas Aleksejus. Jo teigimu, po magistralę vinguriavęs automobilis Mazda lengvai užkliuvo už pirmą juostą važiavusio automobilio Toyota RAV4 kairės galinio rato arkos. O aš nemačiau, tik pjausiu ir kad man į galą bakstelėjo. Į galą bakstelėjo? Jo. Aha, ir po to, kas atsitinka? Tos kertas mane aplenkė, čiūždamas ir griovė. Aha, supratau. Mėtėsi iš vienos juostos į kitą, paskui čiūjų pagavo planingą pirmo juostą. Aha. Atsitrenkė į jau iš antros ir užnešė visiškai galą, atsitrenkė čia, vertės kelis kartus. Va, abudu girti. Ai, gal girti vis dėlto? Abudu. Nes jeigu jau sakot mėtėsi, automobilį Mazda sumėtė, jis nuvažiavo nuo kelio į griovį, mašina kelis kartus vertėsi ir atsidūrė ant stogo. Prie apvirtusio automobilio pribėgęs Aleksejus atplėšė vairuotojo pusės dureles ir išgelbėjo žemyn galvą kabančią ir klykiančią vairuotoją, kuri maldavo kuo greičiau nukabinti ją nuo saugos diržų. Kelio pusėje į stogą su galva keleivis atsirėmė taip, kad net prie automobilio salono lubų prilipo alaus skardinė. Išlaisvintas jaunuolis merginą guodė, teigdamas, kad kaltę dėl vairavimo prisims jis. Jai reikalingos teisės, o jam tas pats. Tačiau liudininkai labai aiškiai žino, kuris jaunuolis kabėjo vairuotojo pusėje, o kuris keleivio. Pasak liudininkų ir įvykio vietą atskubėjusių kelių policijos pareigūnų, nuo abiejų jaunuolių sklido labai stiprus alkoholio kvapas. Automobilio salone mėtėsi tara su alkoholinių gėrimų likučiais. Dėl rimtų galvos traumų abu jaunuoliai išvežti į ligoninę. Alkoholio buvimą ar nebuvimą jų organizme patvirtins kraujo tyrimas, o Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Dabar jūsų dėmesio Baltikum televizijos reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. O antros laidos dalyje prisiminsime plikledžio pamokas, sužinosite, kur Klaipėdoje yra verslo gatvė ir aišku pamatysite rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Mūsų eterėje reklama prasisuko visa, anonsai parodyti visi, tad dabar antroji Reido dalis. Nu, kelias. 1,5 kilometro vingiuotas kelias, greitis 70. Ženklai yra. 6% nuokalnė. Gal šičia? Nu, jeigu nėra su Audriu, tai šitos vaizdus gal pasimsim stand-upams. Nu, negaliu patikėti. Tai kur čia jie dabar? Va, yra.
Aišku, lygus kelio ruožas, tačiau ne, čia yra slidu. Čia yra slidu. Taigi, kur ta avarija? Kur? Kelyje, kuriame nedažnai tenka lankytis, nejudrus tai kelias, nesvarbu, kad į Judrėnus vedantis. Antradienį apie 10 val. Ryto Klaipėdos rajono policija gavo pranešimą, kad keleiviai Viržėnai Judrėnai nuvažiavo nuo kelio ir pamiškėje sudužo krovininis automobilis Volkswagen LT, priklausantis vienai skubiųjų siuntų išvežiojimo įmonei. Sudužusio transporto vairuotojas Artūras teigia, kad jis važiuodamas vingiuotų pamiškės keliu karts nuo karto patikrindavo kelio dangą, lengvai spūsteldamas stabdžių pedalą. Ore tvyrojo pliusinė temperatūra, o kelias neatrodė slidus, kai staiga išvažiavus į plynę, krovininis transportas pasidarė nevaldomas. Metėtės į tą pusę, ar tiesiog pradėjo? Nes... Čia ant posūkio, ten pradėjo. Aha. Nes čia atvažiavo visur normaliai, skyrus va šičia. Jo, aš dar tikrinau kelią specialiai. Ai, netgi šitaip. Ten buvo viskas normaliai. Aš visą laiką pasitikrinau kelią. Čia nežinau, pamiškis nepabarstytas, kas ten buvo. Supratau. Nu. Visą laiką tiltai pamiškis vis tiek pirmoje eilėje turėtų būti pataisyti. Druskų užlet. O dabar šlubuoja čia per šią avariją susižeidėte, ne? Nes vis tiek. Tai dar gerai, kad ten ne į tą betoninį pilėt, matot, šalia betono sudužo. Vairuotojas svarstė, kad susitvarkęs pamiškėje reikalus kreipsis vis dėlto į ligoninę. Po avarijos jis šlubčiojo, o galvoje atsirado gumbas. Prieš šventes automobilyje buvo labai nemažai prekių skirtų pajūrio gyventojams. Įmonės atstovų teigimu, dabar prieš šventinį periodą vairuotojas per dieną turi aplankyti 70-80 klientų. Per šią avariją rimčiausiai atrodė pažeistos TV imtuvų pakuotės. Vairuotojai už sukeltą avariją surašytas administracinių teisių pažeidimo protokolas. Tuo tarpu pareigūnų dėmesį patraukė laukose už puskilometro prie apleistos sodybos paliktas sudaužytas kitas automobilis. Purvynais privažiavus prie automobilį paaiškėjo, kad tai, ko gero, taip pat naktinių plikledžių auka. Automobilis Seat Toledo sudaužytas prieš kelias dienas, o gal net ir šiąnakt. Mašina sukiždyta iš visų pusių, salone iššaudžiusios oro pagalvės, valstybiniai numeriai nuimti, magnetofonas ištrauktas. Tačiau apie įvykį policijai pranešta nebuvo. Per neapdairumą salone paliktas Jonui. J išduotas leidimas su automobiliu GAZ įvažiuoti į kažkokių rūmų teritoriją. Jono Basanavičiaus gatvė, tik neaišku, kokiame mieste. Tam Jonui policijos pareigūnai ketina užduoti porą klausimų apie po avarijos pamestą automobilį kelyje, kurio naudojasi kaimiečiai ir jis jiems trukdo. Tad avarijos tuščiose, nejudriuose keliuose, nesvarbu, kad pakeliu į Judrėnus. Tačiau ir mieste, gatvėje, kurioje nėra didelio eismo, galima rimtai sudaužyti mašinas. Susipažinkime. Verslo gatvė. Tai gatvė esanti laisvosios ekonominės zonos teritorijoje. Automobilio Škoda vairuotojas iš stovėjimo vietos pajudėjo neįsitikinęs, kad tai bus saugu ir susidūrė su pro šalį važiuojančiu automobiliu Audi. Neskaniai atrodo avarija, tačiau kadangi sužeistų žmonių nėra, tai vyrai užpildė eismo įvykių deklaracijas ir išsiskirstė. Dabar situacija, kai viešo saugumo kameros padeda atskleisti avarijos aplinkybės, dėl kurios kilo ginčiai. Stebėkite Herkos Manto ir Lietuvininkų gatvių sankryžoje, geltonos spalvos automobilis Peugeot suka į kairę ir susiduria su iš dešinės pusės atvažiuojančiu krovininiu automobiliu. Šio vairuotojas vėliau tiks, kad jis pagrindinėme kelyje, tad ką nori, tą daro. Mes savo ruožtu aiškiname, kad negalima iš Šenonio gatvės įvažiuoti į Herkos Manto gatvę ir iš karto apsižergti eismo juostas, ketinant sukti į kairę, į Lietuvininkų aikštę. Avarija įvyko antroje eismo juostoje, kurioje ir buvo Peugeot, o krovininis tai rikiavosi. Tai kas kaltas, kaip jūs galvojate? Taip nejučia atsikrausime į rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Reido reporteriai pradeda filmuoti Klaipėdoje, Taikos prospekte ir netrukus pamatysite itin šlykštų nusižengimą. Netgi BMW sustos trečioje eismo juostoje, kad praleistų pėsčiuosius. Tai ne, atvažiuos darbininkas ir net nesumos, kad reikia žmonės praleisti, jiems ir tai blogai, mašinų tai jie neturi ir dar neniškio Poškos eismo juostą atvarys ir nuvarys ją toliau. Klaipėda tas pats Taikos prospektas. Žiauriai čia mikroautobusas pavarys. Ko gero dar su keleiviais važiuoja, ne maišus juk cemento vežioja. Mes norime priminti, kad jeigu kitas eismo dalyvis dėl tamstos veiksmų priverstas staigiai stabdyti ar keisti važiavimo kryptį, tai gali būti įvertinta kaip chuliganiškas ar pavojingas vairavimas. Sankcijos už šios dalykus yra žiaurios. Kai iškvies komisaras, tai maža nepasirodys. Įžulokai pasidarbuota kelyje, ką? Čia juk ne žaislinis geležinkelis, čia juk kelias į Šilutę. Mes sakome ir sakysime, kad Svajonės ir Šilutės gatvių sankryžoje vilkikams atvažiuojantiems nuo sandėlių pusės Svajonės gatve ir sukantiems į kairę į Šilutės plentą labai trumpai dega žalias šviesoforo signalas. Labai. Taip vilkikas ir atsidūrė sankryžos viduryje degant draudžiamam šviesoforo signalui. Tuo tarpu atvažiuojant Šilutės plentu ir sukant į kairę į Debreceno gatvę, tai čia yra ta pati vieta, tik kitoje saujoje, šviesoforas veikia ilgai, tik nereikia piknaudžiauti ir varyti visiems per raudoną.
Tamsus Range Rover Šilutės plente parodys, kad nerodo jis posūkių, o prie šviesoforo reguliuojamos pėsčiųjų perėjos parodys, kad jeigu nori, jis gali ir dar vieną eismo juostą atidaryti specialią Range Roveriams. Nieko nepažeidė, ką? Šiaip posūkių nerodė ir viskas, taip? Reido reporterė Aistė kiekvieną vakarą erzina tie nemokantys įvažiuoti į Sendvario žiedą, atvažiavę nuo Jakų žiedo pusės. Aistė sako, ir mes jai pritarėme, kad iš pirmos juostos galima sukti tik į dešinę, į mokyklos gatvę ir taip gadina dorą BMW vardą tie pavairavimai. Mėlėjai, reidas ir Anglijoje yra reidas. Štai mums atsiuntė emigrantas vaizdelį, kad žioplų babyčių ir ten yra. Ne tik mes lietuviai baisiai vairuojam. Nors ne, mes baisiau, mes neprognozuojami. Stebėkite taksi automobilį ant vadinamo mokyklos gatvės viaduko. Pagal visą logiką ir pabraižymus ant kelio, jis turėjo sukti į apačią link Artojų gatvės. Tačiau ne, jis pavarė tiesiai su balamuties paskui važiuojančiuosius. Dar vienas veikėjas iš Šilutės plento 3 eismo juostos pavarys į Baltijos žiedinės sankryžos 2 juostą, kad jos kurvilniai tokius šoferius. Na ir aišku, savaitės vairavimas yra šis. Daukanto ir Trilapio gatvių sankryža. Iš kairės ekrano pusės į sankryžą įskrieja BMW, net nesustojęs prie stop ženklo. Negana to, vairuotojas staigiai kerta per stabdžius ir metasi į degalinės aikštelę. Kelio danga buvo pakankamai slidi. Jeigu ne geros padangos, ant BMW šono būtų likęs Mercedeso ženklas. Mercedeso, iš kurio nufilmuotas šis vaizdelis. Rašo mums Reido reporteris, šio vaizdelio autorius. Šiandien viskas, na, o kitą antradienį išvysite pirmąją Reido trilogijos dalį. Būkite aplankyti. Sudiev. Garbėjai Zaigrūcai, ponė. O paskas, žinai, iš viso, žinai, ar tu netgi buvai šitame? Kur? Pirmą eimantas iš maršrutą. O, ką mes kalbam čia? Kas čia? Oi, dar tu rodysi? Priplaukęs? Ne, tai kas čia priplaukęs? Čia aš priplaukęs. Palauk, čia aš jau kitvarus įvažiavau į blokus. Сколько выпили? 150. 150. Да.